Sveiki! Vago pristato visiškai naują PFC 300 valdiklį, kuris yra logiška Vago valdiklių šeimos tąsa. Šiame valdiklyje integruoti naujausi technologiniai sprendimai ir gerokai didesnio našumo procesorius, išlaikant įprastai palankę kainą. Taip pat išlieka galimybė prijungti visus iki šiol sukurtus Vago modulius. Šis valdiklis gali būti naudojamas beveik bet kurioje automatizavimo srityje, nuo pastatų automatizavimo iki sudėtingų technologinių procesų. Jis pirmasis PFC šeimoje su 2 branduolių procesoriumi, bendra atmintis padidinta 4 kartus iki 32 GB, SD kortelės talpa išaugusi iki 2 TB, o konfigūracijai dabar standartizuota USB-C jungtis. Dar vienas didelis privalumas šio valdiklio standartinės darbinės temperatūros diapazonas. Jis yra nuo -25 iki 60 laipsnių. Kaip ir ankstesnėse, Vago valdikliuose naudojama Linux operacinė sistema, o programavimui nemokama Codesys 3.5 aplinka. Kaip ir kitose valdikliuose, universalumas yra vienas didžiausių privalumų. Palaikoma Ethernet, BACnet, Modbus TCP, taip pat OPC UA ir MQTT protokolai, kurie leidžia integraciją į IoT ir pramoninius tinklus. Be to, PFC 300 palaiko Docker konteinerius, kas dar labiau išplečia jo funkcionalumo galimybės. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėme puslapyje, taip pat lauksiu jūsų klausimų komentaruose. Viso gero!